Institucija, vat, kas yra svarbiausia, įtvirtintų teisę atsiskaityti grynaisiais, mes nereglamentuojam, nesiūlom reglamentuoti, kiek, kaip ir kokiom aplinkybėm. Čia įstatymai reglamentuos. Pati palaikau tą idėją, kad būtų grynieji pinigai, kad neatsirastų noras, jeigu nebus tokios nuostatos, bet aš taip dėl save ją suprantu, kad priimti įstatymą, kuris aplamai uždraus atsiskaitimą grynaisiais pinigais. Ir šita pozicija, jinai tik kaip ir dėl nuosavybės apsaugos, nes visa nuosavybė ir visi klausimai taip pat yra sprendžiami per įstatymus. Kokio dydžio, kada yra kažkokie ribojimai, kokie yra draudimai, kas yra galima, kokia apimties sanitarijų turi būti, kas yra kalbama apie nekilnojamą, kas yra kalbama apie kilnojamą turtą, kas yra kalbama ir apie grynuosius pinigus. Iš esmės galima sakyti, kad grynieji pinigai tai yra taip pat nuosavybė. Ir liktai galima sakyti, kad jeigu yra įstatymė, konstitucija yra ta norma, kuri pasisako, kad apsaugo ir nuosavybę, galima sakyti plačiaja prasme grynuosius pinigus. Tačiau aš nematau čia problemos, kad būtų galbūt patikslinimas ir galbūt jeigu pasiseks ar jeigu bus surinkti tie parašai ir bus tas referendumas, bus tokia galimybė tautai pasisakyti, kad dar papildomai yra įtraukiame dar vieną apsaugą dėl atsiskaitimo grynaisiais pinigais. Tam, kad pagal mane, kad ateityje nekiltų visokių kitokių iniciatyvų aplamai panaikinti tokią galimybę, nes viską gali būti. Aišku, yra kalba, kad kuo daugiau grynųjų pinigų vaikščioti, tai čia yra pavojus ten šešėliui, pavojus kitiems atsiskaitimis, bet, aš manau, kiekvienas tarnybas turi dirbti savo darbą. Tai palaikydama iš esmės jūsų tą pasiūlymą, manau, kad jisai tiesiog dar kartą patvirtina, čia ne apie draudimo kalbą, kad yra tiesiog tokia situacija, kad turi būti numatyta dar papildoma galimybė, nors aš sakiau, kad nuosavybė plačiaja prasme gal yra apie grynuosius pinigus. Bet čia turbūt mes kalbam apie tai, kad atsiranda pati teisė atsiskaityti grynais pinigais ir jinai bus saugoma, jeigu jums pavyks, per konstituciją. O koks jau būtų reguliavimas, kaip tai būtų įgyvendinama praktikoje, kaip tai būtų įgyvendinama, ta prasme, žmonių atžvilgių, kitų institucijų atžvilgių, tai čia jau nustatys įstatymai.